sulėtėti. Atrodo, tai tapo viena didžiausių šių laikų prabangų. Prieš kelias dienas iš savo telefono ištryniau Instagram ir Facebook programėlės. Kodėl? Nes pavargau gyventi telefone. Vieną dieną supratau, kad vos tik atsirasdavo laisva minutė, mano ranka automatiškai siekdavo telefono. Net ne todėl, kad norėčiau ko nors išmokti ar pasisemti įkvėpimo. Dažniausiai tiesiog be tikslo slinkdavau ekraną, tikėdamasi pailsėti. Bet kuo ilgiau skrolindavau, tuo labiau jausdavausi išsekus. Atrodė, lyg telefonas tyliai pasimtų visą mano likusią energiją, o aš padėdavau jį į šalį dar labiau pavargusi nei prieš jį paimdama. Mes gyvename pasaulyje, kuriame informacijos yra daugiau nei bet kada anksčiau. Kiekvieną dieną skaitome, klausome, žiūrime. Svetimas mintys mus pasiekia nuo pat ryto iki vėlaus vakaro. Ir vieną dieną aš susimąsčiau, kada paskutinį kartą iš tikrųjų girdėjau save, kai nuolat vartoju kitų žmonių mintis. Mano pačios balsas tampa vis tylesnis, o juk ne kiekviena mintis mano galvoje iš tiesų yra mano. Todėl šiandien aš mokausi gyventi lėčiau. Mokausi mažiau laiko leisti telefone, dažniau pabūti tyloje, daugiau gamtoje, leisti sau nieko neveikti, nebeužpildyti kiekvienos laisvos minutės, nes tikiu, kad ne visus atsakymus reikia susirasti išoriniame pasaulyje. Kai kuriuos galime išgirsti tik tada, kai pagaliau nutyla triukšmas. Būtent tyloje aš vėl pradedu girdėti save. Skanūs ledai. Ką veiksim? Oi, pilna burna. Gerai, nekalbinsiu. Kramtyk ledą. Ką veiksim? Šiandien mes eisim į parką. Kokį parką, nežinai, pavadinimo? Ne. Kalniečių parką važiuosim. Kalniečių parką. Eik, tu pamaiva. Eidanas išmoko batų raištukus. Pagaliau užsirišti. Nepavyko. Neapgaudinėk mane. Pavyko? Ką tu neda? Nepavyko? Ryšiuosi? Dar ryšiesi? O ne. Labukas, na ką mes atsigėrėm skaniai kavytės mieste ir dabar važiuosim į Kalniečių parką su Eidanuku. Praleisim ten dienelę. Palauk. Skaityklava padaryta. Kalniečių parko. Kaip gera po tokios ilgos žiemos. Ir to šalčio ir pilko oro tiesiog gulėti ant žolės. Mėgautis tą šilumą, tą saulę, gamtą.
my mother. Hey, hey, hey. And I love making stuff out of cardboard and other items. I love my mom. Bye! Na ką, antra mano detokso nuo socialinių tinklų diena. Pasiėmiau savo niurgzglą ir atsivežiau į Kulautuvą. Man čia be galo patinka. Labai labai kvepia pušynas, gamta, ramu. Tai kadangi Eidanas labai nepatenkintas, tai ieškosim tokios kavinukės, sakiau, kažką gal užkasim ir paskui ieškosim karjero. Norėjau nueiti į tokią kavinukę Mėnulio miškas Kulautuvoje. Praeitą rugsėjį mes buvom su mama ir mums labai ten patiko, faina labai vieta. Bet pasakė vaikai vietiniai, kad užsidarė ta kavinukė. Tai eisim link karjero, ten turėtų veikti prie pačio karjero kažkokia tiesiog kavinukė. Tai va, tai žingsniuojam. Pažiūrėkit, kokia faina, kokia graži autobusų stotelė. Zuikis koksai sėdi ant viršaus. Dar vienas zuikis. Taip gražiai, jaukiai čia viskas padaryta. Ir jeigu ne ten tos statybos ir tie garsai dabar, pypimai jau mašinų, tai vien paukščiukų čiulbėjimas girdisi ir tokia tyla ir ramybė. Bet ten dabar va, už gatvės kitoj pusėj statybos. Matau dar vieną zuikį. Dar viena stotelė ir dar vienas zuikis. Einam pasižiūrėti dabar į šitą zuikį. Va, koks tai gražuolis. Pribėgo vandens. Mano vakarienė šiandien halumi salotos. Labai skanu. Tik truputėlį perkepiau sūrį. O šiandien pirmą kartą nusipirkau tokius drapučius. Tuoj parodysiu, kaip atrodo tokie. Almond crackers with sunflower seeds. Tai žinokit, visai man jie patiko. Visai skanu. Visai gera sudėtis. Tai va, einu valgyti.
Nesakau, kad daugiau niekada nebesinaudosiu socialiniais tinklais. Tačiau supratau vieną dalyką. Laikas yra brangiausia valiuta, kurią turime. Ir nuo mūsų pačių priklauso, kam ją atiduodame. Vietoj dar 1 valandos telefoną galiu išeiti pasivaikščioti, galiu pabėgioti, pasigaminti savo kūnui palankesnį maistą, perskaityti kelis knygos puslapius arba tiesiog pabūti tyloje. Nes gyvenimas vyksta ne ekrane, jis vyksta čia ir dabar. Tu menininkas?